Tavo pozityvi būsena yra pati galingiausia būsena, kokia tu gali būti. Tai koks tau skirtums? Kodėl tau reikia bijoti arba rūpintis? Kas nutiks, jeigu tu žengsi į kažkokį tai žingsnį, kur tu nori žengti, arba tu bijai, arba tu nežinai, ar turėtum. Bet tu nori. Koks tau skirtums? Koks tavo visiškai nėra skirtum, kas nutiks, jeigu tu žinai, jeigu tu būsi aukšto būsena, jeigu tu žinai, kad tu būsi pozityvio būseno, absoliučiai viskas nutiks tau pozityvė. Tu absoliučiai visko tu pritrauksi, kas yra pozityvi, tu turėsi pozityvį patirtį, tai koks tau skirtums, kas nutiks. Išmesk lūkestį iš savo gyvenimo. Eik per gyvenimą į savo aistrą, be jokio lūkesčio, su 100% pasitikėjimu. Ir eini į ton su sąmoningumu, pozityvio būseno. Tu esi pozityvi šviesa, tu esi meilė, tu esi aukštas dažnis, tu esi aukšta vibracija, tu esi energija. Ir tu turi kiekvieną sekundę galimybę pasirinkti ton energiją, pasirinkti pozityvą. Tu net neprivala turėti kažkokias priežasties, kodėl tu gali dabar būti pozityvus. Dabar aš pradėjau daryti šitą video, aš buvau neutralus, bet aš dabar sakau, aš esu pozityvus. Ir aš pradėjau daryti video, nes aš esu pozityvus. Ta prasme, nėra priežasties visiškai jokios. Tu neprival turėti priežastį, kad tu būtum pozityvė būsena, kad tu pritrauktum viską, kas yra pozityvų. Tiesiog leisk savo įeiti į tom pozityvį būseną, taip kaip tau išeina. Gal pašok, gal padainuok, gal išeik į mešką, kaip aš išeinu, aš mėgstu mešką, ne? Tu gali daryti bet kas tau padėti, tau tai pakelti ir tu žinai, kaip tu būni pozityvio būsena, aukšto būsena. Absoliučiai visko tu pritrauksi, kas bus pozityvu. Nors galbūt iš tavo ego pusės gali atrodyti, kad tai negatyvu yra. Bet tu turi gali transformuoti ir pakeisti ir pasirinkti pozityvį priežastį, kodėl tas įvyka. Tai dar tik paklaus, koks tau skirtums, kas nutiks tavo gyvenime, jeigu viskam, ko tu patiri, yra pozityvu.